Gerai. Tai ką, mes turim kavą, turim svečią, tiksliau mes esam svečiuose. Tai Marina, kokią tu kavą geri? Juodą, su pienu, ar kaip visiems menininkam būdinga atšalus? O galbūt tu dažniausiai išgeri ten, kur skalauji teptukus, to rudo vandens. Buvo ir toks atvejis. Kaip žinoma, buvo toks atvejis. Jo, vieną kartą nupaišiau portretus, kavutę nepastebėjus visiškai espreso. Šiaip tai, su pienu, be pieno, tarkim, nelabai svarbu, bet jo. Bet tik tai šito puoduko, kokius daviau jums irgi. Čia labai taip. O čia gal tu juos Čia jie kažkokie labai svarbus. Ne, aš ne keramikistė, aš visada sakau, su keramika neturiu jokio ryšio. Viskas nuo to laiko, aš supratau, ne mano. Bet čia puodukai iš kadaise, aš nežinau, ar, man atrodo, kad jūs turėtumėt girdėti. Buvo toksai labai populiarus Kauno keramikos gamykla ir darė porcelianinius. Aš tik Jiesios keramiką žinau. Okay. Buvo Tarybų sąjungos laikais ir jie darė tokius servizus. Ir čia vienintelis dalykas, galim pasakyti, kurį aš išsivežiau iš Lietuvos su savim, kai buvau paauglė. Ir iki šiol turiu, bet tai jau ten puodukų, vienas tiesa jau be auselės, bet yra, dar turiu tą servisą. Tai čia jau vintažiniai. Vintažiniai, tikri vintažas, daugiau nei 5 metų šitiem puodukam šie servizui. Ir tarp kitko bandžiau, atkurti šitą formą ir kreipiausi visokius keramikistus. Sakė, neįmanoma padaryti, reikia tos formos, tas čia yra liejimas. Ir reikia būtent šitos formos, sako, jeigu ne, be tos formos šito tokio modelio padaryti neįmanoma, todėl padaryti aš negalėjau. O tai jau ta keramikos gamykla nebeveikia? Aš nežinau, atvirai pasakius, jie darė tą porcelianą. Daug ką grąžina Lietuvoje pamažu tuos senai buvusius. Tas buvo toks labai toks gražus ir plonas porcelianas, jie darė irgi servizus. Nematėt? Nes mes tai su Rasa, kai dažnai kavą geriam, ieškom iš tikrųjų puodukų, nes svarbu, kad jie dar būtų ir lengvi, žinai, tai pavyzdžiui, šitie tobuli, jie tokie lengvi. Nes, pavyzdžiui, Gintarė turėjo mano lipdytą puoduką. Čia specifika. Tai jisai nors ir porcelianinis, bet nelengvas. Okay. Čia sunkusis porcelianas, žvyninis. Piešimo mokytoja. Aš nežinau, labai patogu radau tokį kaip kompromisą anglų kalboj prisistatyti visual artist. Bet kitose kalbose tai nelabai aš radau atitinkamum tokių Bet iš tikrųjų labai gerai tave apibūdina visual artist, žinok, iš tikrųjų. Nes mes dar su Gintarė, man taip gražu, pavyzdžiui, Marinos daromos kaukės. Nors man gražu ir tavo piešiniai, bet čia jau ir tas, tai tu jau gaunas, jeigu darai kaukę, jau kaip ir nebe dailininkė, tu jau kažkokia kaukių darytoja, ar ten scenografijos darytoja, ar dar kažko. Ir man atrodo, visual artist idealiai tave. Teisai, aš irgi galvoju, nes pradėti dabar, kaip irgi prasidėjo, nuo to, kad pradėti ten kaip CV savo curriculum vitae, tą dariau. Man kada kas nors kreipiasi į mane, aš taip... Žiūrint, ko jam reikia, ne? Tu taip ir save pristatai. Aš visada sakau, aš noriu daryti, o jeigu naujas projektas, tai iš viso man įdomu. Irgi tas ilgą laiką, kaip sakant, strikčiau aplinkui ir visada galvojau, kad tai hobis. Tai hobis. O pagrindinė, aš nežinau, aš jau girdėjus ne kartą ir kiti žmonės, menininkai sakė, kad didžiausias toksai, kaip toks barjeras, tai vaikystės, ką vaikystėje tu girdi ir gauni,
O pagrindė, kad man visada buvo sakyta, kad menininkai, jie vargšai, benamiai, ten miršta anksti. Žodžiu, visokių siaubų pripasakojo, ten tas menas negali būti niekada, kaip sakant, nerimtai, o būtent mano močiutė, kuri buvo labai talentinga, jinai ją ten išrinko dar savo laikai, tada, reiškia, vaikystėje jinai buvo atrinkta į Dailės akademiją į Sankt Peterburgą. Tai 100 000 žmonių atrinkta ir nevažiavo, nes bijojo. Nu, va, ant kiek toks sunkus, tai tas barjeras tęsiasi iki 40 metų. Aš tik tai nuo 40 metų nusprendžiau pasinerti. Kad tu nebebijai daugiau, ar ne? Nebebijau, jo, toks. Bet, nu, aš taip mačiau, kad pas moteris dauguma yra tas lūžis, būtent po 40 tu jauties, jeigu ne dabar, tai jau žinai, kada dar, kodėl tempti. Ir kažkaip tai jos. Tas lūžis įvyko, nėriau į tą dalyką pilnai ir plaukiu. Nes, pavyzdžiui, tavo studiją, aš galvojau ir mes gal, vėliau parodysim tą studiją, bet jinai turi kažkokį tokį vaibą. Ir man, pavyzdžiui, labai įdomu sužinoti, ar pas tave yra, kad nes kiekvienas tas kūrinys tikriausiai apie kažkokį laikotarpį ar kažkokį projektą, ar ne? Ar pas tave yra kažkokia schema, kad struktūra, kad va čia yra šitas gyvenimo etapas, čia yra šitas, tu kažkaip ta studija yra, kad jinai tau kažką pasakoja, sako tau, ar tu ją taip kuri? Jo, yra. Nu, pirmą, aš prisimenu prieš daugelį metų, irgi kaip viena iš tų kartų, kai reikėjo pervažiuoti į šalį, įsikurti naujus namus ir kažkaip tai domėjausi visokių interjerų, tarkim, nors aš visiška profanė, čia tai diletantė, nesikišu į interjerus, tikrai ne mano, bet įdomu vėlgi buvo studijuoti tą temą ir tokia dizainerė pasakė tokį dalyką, kad namuose ir šiaip savo erdvėjais, reiškia, to žmogaus erdvėj, turi būti tik dalykai, kurie kažką tai jiem reiškia. Ta prasme, aš ten negaliu, pavyzdžiui, ten kabinti, Ikea nueiti ir be ryšio posterį nusipirkti ir kabinti. Ne todėl, kad aš kažkokia meno snobė, ne todėl. Bet būtent dėl to, kad aš galvoju, man gaila tos vietos užimti, aš geriau pakabinsiu ten vaiko nupaišytą piešinį, arba dar kad nors tokio, kas man, arba netgi kokio nors ten, nežinau, atvirutę iš kelionės pakabinsiu, bet jinai man kažką primins, taip, mane suveiks emocionaliai. Smalsu dalyvauti naujuose projektuose ir smalsu daryti kažką tai naujo. O tai gali, tai vėl labai atsitiktinai tas pats, kai buvo, paišiau, kažkas tai Facebook'e papostino, reiškia, reikia scenografo. Kodėl ne? Kodėl nepabandyti? Ta prasme. Ir nuo to tada prasidėjo jau dabar 8 metus ruošiu kostiumų, scenografiją, vat, kaip sakant. Svarbiausia sakyti taip. Man labai patinka, aš dabar dirbu su ukrainiečiais senoliais. Art therapy irgi, art terapija, meno terapiją darau. Vieną kartą išeina taip plius minus į mėnesį, virtualiai, bet mes paišom kartu ir kalbam, dalinamės įspūdžiais, viską. Su jais tai įdomi, nes jie taip sėdi ir pas mane tas ekranas taip kaip šachmatų lenta išeina, nes pas juos atjunginėja elektrą. Tai jie taip pik, yra visai, bet faktas tame, kad žmonės turėdami ten porą valandų į dieną elektros ir praleidžia tą laiką su manim, man tai yra labai šventa, tai labai
todėl aš labai ruošiuosi, labai visada laukiu. O senoliai ten iš rytų Ukrainos. Dabar vat su senoliais ukrainiečiais, man yra visiškai naujas projektas, nes aš ruošiu paskaitą. Aš darau paskaitėlę 20 minučių ir paskui mes dar paišom 40. Tai man reikia pasiruošti, reikia medžiagos, reikia žinoti, kaip viską ten įdomiai pateikti ir suprantamai ten kažkokią temą. O jūs su tais senoliais kalbate apie Ukrainos visą situaciją, ar daugiau? Iš pradžių. Ar daugiau tikslas yra juos atitraukti nuo tų minčių? Jie stengiasi palaikyti tą tokį, kaip sakant, psichologinį, daug, truputį atsijungti nuo visos tos situacijos ir, sakau, tie susitikimai yra tam, būtent pagalvoti apie meną, pašnekėti apie menininkus, apie gyvenimą, kuris nesurištas su karu ten. Jie pasakoja apie tuos menininkus, kuriuos jie pažįsta ten savo vietovėse, ten akvarelistai ten, arba be abejo, kad neina kalba, kad jie ten vaikšto į parodas ir koncertus. Ne tas, be abejo. Bet kažkokie prisiminimai ir tas atitrūkimas, nors kažkuriam laiku labai... Jie sako, kad jiem padeda. Aš sakau, mes pradėjom nuo 5 žmonių, dabar prisijungimas 25. Jau žmonės prisijungia prie tų susitikimų. Tai taip, tai reiškia, yra efektas, yra kažkokia nauda, realiai, ne šiaip savo. Yra visokiausių projektų, vėlgi tas ir teatras, ir dabar darysiu memorialą. Spalio 7 dienos žydų bendruomeniai ir mano užsakymas Los Gatos. Los Gatos žydų bendruomenė užsisakė memorialą iš visų, reiškia, kaip maikių, ten padaryti tokį bendrą, kažkokį, kaip čia vadinasi, instaliaciją. O kur čia bus eksponuojama paskui? Žydų bendruomeniai. Jo, manau, jie ten nori padaryti labai didelį projektą, aš pasakiau, gerai, pradėsim. Po truputį, aš nežinau, vėlgi čia toks dalykas, aš neturiu daug patirties su instaliacijom, aš tik tai įsivaizduoju, aš pasitikiu, kad esu naginga. Čia irgi iš močiutės pusės, mano tėvas irgi labai nagingas. Tai tas yra, aš nebijau imtis kažkokio to amato. Tai, bet aš mačiau, kad tu ir turi kažkokį dar projektuką kovo mėnesį su tekstilė, ne? Čia pas tave gal studijais tai bus? Taip, darysiu, tai čia workshops, kaip tokia, kaip meistro klasės, aš nežinau. Tai vėlgi čia yra su tekstilė, tai tas toks kaip štampavimas ar paišymas, galim sakyti, bet su šablonu, tai toks. Čia panašiai kaip mes, kai darėm Čiurlionio tuos paveikslus, kur visi labai džiaugiasi. Paskui namuose kabino įkvėptus Čiurlionio. Pas mane yra, pas mane irgi yra. Bet matot, dėl to aš ir sakau, tokie dalykai, kuriuos galima pasikabinti, jie kažką primena. Taip. Jie kažką, ta emocija kažkokia yra. Tai tokie dalykai daug įdomesni nei bet koks kitas. Aš dar ir pasikabinau šalia, aš turiu Čiurlionio ir šalia pasikabinau tą, kur mes tada darėm. Ne, viskas išnyksta. Vienas dalykas, ką, kaip dabar skaitau knygą, labai gerą draugės pasiūlė man, rekomendavo mano draugai, anglų kalba My Friends, Beckman, man atrodo. Ir ten viena tokia frazė yra, kad menas tai yra empatija. Art is empathy. Ir čia tikrai, ant tiek, nes tik tai, kai pradėjau rimtai, menų, kaip sakant, tai pasidarė mano veikla, pagrindinė veikla. Tai išmokau labai savo atleisti
Netgi savo. Sau atleisti jo. Sau atleisti. Supratau, kad nebus niekad tobula taip, kad man labai labai patiks mano darbai, tikrai ne. Ir aš savo atleidžiu. It's okay. Man nereikia kažkieno ten patvirtimo tam, ką aš darau. Ar tai man, reiškia, man tai suteikia laimės ir geros nuotaikos. Tai yra svarbiausia. Ir tarp kito nereiškia, kad aš neverkiu, kai mane kritikuoja. Nes buvo tai, kad aš padariau, reiškia, tą sienos piešinį, mural. Ir praeidinėjo ten tokie vyriškiai, tokia kompanija, tokių vyrų. Ir aš, nematė, kad, nesuprato, kad aš dailininkė to, ir pradėjo tenai. Va, kas čia per nesąmonės, kas čia per spalvos, kas čia per tą kompoziciją, pradėjo tenai švaistyti visokiausiai. Tai grįžau čia verkdama, aišku, bet paskui supratau, kad dalis gyvenimo yra priimti, kad mano menas ir aš ne $100 kupiūra ir aš nepatiksiu visiems. Bet jeigu tu dabar kraustais iš savo studijos ir sako tau Marina, tu gali paimti tik vieną daiktą, iš šitos studijos. Paveikslą ar kūrinį, ką jiems? Nieko, viską išdalinsiu. Aš dar sukursiu. Nes aš tai paimčiau šitą. Supratau. Aš tai šitą užrašyti jau. Jau senai nežiūriu. Užrašyti. Tavo parašiuką pasidėkit. Man labai. Aš atsimenu, tu pasakoji istoriją. Apie jį, jo, ir Gintarė. Aš atsimenu, kai jau ne pirmą kartą šitą girdžiu, kaip Gintarė jis labai. Aš jį specialiai ant tos taburetkės pasodinau ir padariau tuos angelo sparnus. Čia buvo Mes žinom šitą. Jo. Čia buvo speciali idėja, nebuvo jis toks, jo tik tai, ta prasme, jo ta poza taip, ir tas modelis jaunas, aš neprisimenu, liktais, tikrai nenoriu sumeluoti, bet man atrodo, kad jis perdozavęs yra, buvo toks labai išdykėlis, bet labai įdomus, James Deaninis toksai labai jaunas berniukas, 17 metų. Tai, kad jie taip greitai sudega, tokios asmenybės greitai sudega. Tu negali taip monetizuoti, aš negaliu dabar uždėti kainą ant visų tų valandų, kurias aš praleidžiu, kaip sakant, gimdyme tos idėjos. Neįmanoma, nes tai yra, praktiškai 24 valandos per dieną. Kodėl tai? Tai kaip aistra tokia jinai tave apima. Aš, kai būna projektas, aš pradedu jį sapnuoti, ten grinai netgi atsikeliu ryte, supratau, kaip man reikia išspręsti tą ir tą. Dabar, tai išmiega dabar monetizuoti. Neįmanoma. Tai tada klausiau, tai negali būti čia tik tai ten 5 valandos darbo. Taip, teisingai, 5 valandos to darbo, kai aš jau 19 valandų prieš tai apgalvojau, sukūriau tai viską galvoj, surinkau visą medžiagą, ten paskui galų gale. Ir taip, tas yra tas dalykas ir išmokti teisingai vertinti būtent savo darbą yra labai teisingas dalykas. Tai o kai tu uždarai šitos studijos duris, tai kas tada tu esi? Žinok, daugumoj, jeigu uždarau šitas duris, tai labai retai būna, ieškau temų, vietų ir šiaip, kur rasti dar kaip tos inspiracijos, kur dar atrasti tą kūrybinį tokį, kaip sultis tokios. Tai žodžiu, tau nėra taip, kaip uždarai ofiso duris ir eini toliau gyventi savo gyvenimą. Tavo gyvenimas yra vis tiek tęstinumas ir už kaip pavyzdžiui Gintarė, kuri uždaro savo darbo duris ir eina daryti projektų. Tai tu gali pasikeisti. Siūlau aš pabaigti mūsų šitą pokalbį su
tavo svajonių projektą. Ar tu dabar galėtum pasakyti, kas yra tavo svajonių projektas, ką tu norėtum galbūt padaryti lietuvių bendruomeniai? Ar su lietuvių bendruomenė? Arba Lietuvoje galbūt. Nu, žinok, tikrai man vat, kažką tai tokio, vat, netgi kaip projektas, kažką tokio palikti, kad būtų žinia apie tai, kad lietuvių bendruomeniai, vat, būtent Bay Area čia labai daug talentingų žmonių ir šiaip, kad vat, tai būtų tikrai labai neblogai, šaunu, net nežinau, ar tai įgyvendina, bet tai gali būti, jeigu kažkoks toks kaip bendras mural, kažkokia siena būtų, ne, pateikta vat, būtent lietuvių bendruomenės kartu paišyta arba dar. Tai San Franciske, ar ne, ant kokio čia pastato mes galėtume? Arba San Jose, žinai, nebūtinai, nu kaipgi, arba San Franciske, aišku, be abejo, kad būtų geriau, San Jose gal toksai mažiau, bet intimesnis tas, nes San Franciskas jis toks jau labai, nu nežinau, yra čia vietų. Vieta nesvarbu, man atrodo, kad svarbu iniciatyva. Ta grandioziškas tas toks, kaip atrodo jinai grandioziška, bet grinai gali būti bet kur. Ir jau bus įdomi. Tai čia mūsų pirmas svečias mūsų podcast'e, Marina, tai mes po 5 metų grįšim ir patikrinsim, kaip tau sekasi projektai su Lietuva. Ataskaitėlę. Kokybiškiau nufilmuosim, negu, žinai, pirmą blyną svečiuose. Bet dar gersim kavą visų šitų pačių. Taip, tu saugok puodelius. Mano tėtis vis laik sakydavo, kad svarbiausia yra pašnekėti su protingu žmogu. Tai bet gerai, mes gal padarysim tą tokią pradžią, pažiūrėsim, kaip viskas veikia ir tada galėsim toliau, žinai, jeigu ten pajudinti, nes man tas bimbalas prieš. Žinok, jo nesimato, nu, jis taip, nu, žinai, neišsiskiria iš aplinkos.